Taip, 123, 123. Sveiki gyvi, brangus Laurynas Stargelskis TV, pokalbiai iš virtuvės ir būkime vieningi, norėjau sakyti, Jėzus, kas mano galvoje darosi. Ir kiti žiūrovai, kitų kanalų. Štai mes pradedame transliaciją iš neįtikėtinos vietos, iš nedastatyto kalėjimo, kuriame tie, kas turi sėdėti, jie tenai posėdžiauja ir veda teismo posėdžius. Ir štai čionai, kaip matote, pagal LOP 004 automobilį, Sila Pravdė, taip toliau. Čia tikrai yra Lobovas ir ne tik Lobovas, šiandien turi būti ir kiti tuos, ką kaltina riaušėmis ir veikimu prieš šitą huntą, prieš šitą valstybę, terorizmų, narkotikų platinimu ir taip toliau. Taip. Posėdis nesibaigė dar šito? Pietus? Ai, baigėsi posėdis, ar ne, Patauja? O iki kelių, kada prasidėjo? 15:02, ar ne? Ar pirma? Pirma, ar ne? Aha, supratau. Gerai, dėkui labai, nes galvojau, kad dar posėdis yra. Na. Tai va, aš norėjau, draugai mano, aš norėjau jums parodyti, kaip iš šiandien vyksta tasai baisingasis, siaubingasis posėdis. Betgi pietus ir mes negalėsime to pasižiūrėti, nes žmonės pietauja. Įdomu, kur pietauja Antanas Kandrotas, kurį vežioja personaliniu transportu, ar ne? Personaliniu transportu. Jie turbūt gali visur stovėti. Taip, Toyota Proacia LDI. Pasidarykite tokį ir galėsite visur stovėti. Tai va, kurį vežioja personaliniu transportu į šitą akciją, atrakciją. O ryte čia buvo dar daugiau mašinų. Ryte aš važiavau į savo teismo posėdį, epopėją, kovą su dviem K. Tai yra Kuklianskė ir Kolegova. Kuklianskė yra gerai visiems žinoma, tai yra buvusi Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos milicijos tardytoja, nežinau, dasitardė iki prokurorės ar ne, bet jos toksai tikslas buvo, kaip suprantu, būti organų darbuotoja. Ir paskui, o dabar jinai vadovauja, pamynusi po savim visus Lietuvos žydus ir visi Lietuvos žydai šitą... Palaukim, paklausim, o kur Kandrotas maitinasi? Taip. Aha. Atsiprašau, vyrai, gal pasakysite, kur Kandrotas maitinasi? Kur pietus leidžiasi? Nežino vyrai, kur maitina Kandrotą. Va, tai va. O dabar Kuklianskė pamynusi po savimi visus Lietuvos žydus, drąsiai aiškina, kad žydai nekenčia lietuvių labiau negu lietuviai žydų, kursto tautinę neapykantą, persekioja visokius žmonės, už ką tik tai beįmanoma, tik tai kokį nors kritišką, ar nekritišką, netgi tokią istorinę faktologiją išgirdusi, pradeda rašyti pareiškimus, siunto policiją, prokuratūrą ir taip toliau. O Kolegova, tie, kas nežino, tai Natalija Kolegova, kaip jinai pati sako, yra labai turtinga moteris ir jinai yra šitą automatiškai laiko save labai reikalinga garbės, o užsiima paprasčiausiai Bulbo Maidanų šitų nedo perversmininkų kuravimų, priežiūrą ir ganimų Lietuvoje. Tiesa, jos kromelis užsidarė, bet tai, kas užsidarė prieš porą metų, jinai mane už tas pateismus, teismo procesas vyksta iki šiol, nes jų toksai tikslas buvo užšiaupti mane ir mano transliacijas iš jų šitų nedo protestų prie Baltarusijos Respublikos ambasados ir iš Vilniaus kitų vietų, ar ne, kuriuose matėsi, kokie jie yra absurdiški, apgailėtini, juokingi ir visas tas jų Bulbo Maidanas yra didelis toks lochų gaudimo, apgaudinėjimo, durninimo ir pasinaudojimo jais propagandinis projektas. O dabar skaitom komentarus. Gytis Buitkus rašo, Kelertas aiškina, jog lietuviai avys. Ne veltui Kelertas yra šitas Kuklianskės gentainis.
Nu, taip, visai atvirai irgi nekenčia lietuvių labiau negu lietuviai jo. Lietuviams ant Kelerto yra, didžiuma daugumų yra nusišikti paprasčiausiai. Gyvena toks muzikos mokytojas, dirba užsienyje gastarbaiterių, ne muzikos moko vaikus. Kažkodėl, Lietuvoje muzikos mokytojai moko lietuvius vaikus groti ten įvairiais instrumentais, dainuoti, o Kelertui nepavyksta, nepatinka jam turbūt Lietuvoje mokyti, dainuoti, groti. Jisai geriau užsienyje tenai pastolius stato, garbingas darbas irgi, ne narkotikų stumdo, ne prostitucija užsiminėja ir ne automobilius vagia. Tai bet, su savo aiškinimais apie tai, kad lietuviai avis, pas kaip avinas, jį pastoviai apgauna, ar ne, su Vaitkus jį apgavo, Jonaitis jį apgavo, aš tai iš viso tenai, žodžiu, į kojas valausi. Kas dar? Dar. Na, žodžiu, nėra ten apie tą Kelertą nabagą kalbėti ir kreipti į jį dėmesį. Taigi, čia buvo atsakymas komentatoriui Gyčiui Buitkui. Taip. Artūras Pošiūnas rašo, Kelertas apsikrėtė. Taip, Kelertas apsikrėtė. Dieve mano, kaip šitie Facebook'e nepatogus komentarai. Kelertas apsikrėtė pasiūdlikė nuo bliūdučio. Kaip negražiai jūs vadinate Vaidą Lekstutė, kuris savo prisidėjo antrąjį vardą Žemaitis. Nėra jo varde, nei oficialiam, nei neoficialiam, nei buvusiam varde, žodžio bliūdutis, bliūdelis. Nėra. Ir Lekštutės nėra. Jis yra Lekstutis. Neįžeidinėkite žmogaus dėl jo pavardės, jo labiau, kad šitas žmogus labai nervuojasi. Pavyzdžiui, man tai yra labai gerai. Mano pavardė yra Ragelskis. Ir kažkodėl tiems, kas yra tokios lietuviakalbiai, nelietuviškos kilmės, jiems labai sunku mano tą rak šaknį ištarti, jiems Regelskis gaunasi. Ir prokuroriška šitas, kuris tenai mane bando nuteisti, Regelskis. Ir ten toks Kelertas, jam vis Regelskis. Matyt, pagal savo pavardę, Keller. Jam ir Regel. Jiems neina ištarti tos lietuviškos šaknies, ragas, ar ne? Lietuviškos, slaviškos, ten kokios nori, šitos indoeuropietiškos, sanskritiškos. Ragas, ragana ir taip toliau. Taigi, ir čia šiuo atveju Kelertą mes galime tik tai užjausti. Taip, Gytis Buitkus toliau klausia, kadangi, draugai mano, Aš po savo posėdžio pamačiau, kad šiandien šiandien, tiksliau eidamas į savo posėdį, pamačiau, kad šiandien vyksta, tuoj parodysiu kur. Šitoje, nedastatytame kalėjime, perdarytame į teismą, vyksta riaušių bylos posėdis. Ir kadangi, galvoju, mano posėdis pasibaigė, pas juos irgi turėtų būti pertrauka, dabar parodysiu, kas tenai sėdėjo, kokia tenai šušara šitų žurnašliuškų susirinkusi, gal ten pavyks su kokiu nors rimtesniu šituo visuomenininku persimesti porą žodžių. Bet pasirodo, jiems irgi pietų pertrauka iki 1 valandos. O mane šiandien 1 valandą jau nebebus, negalėsiu būti, tai čia kol galiu, truputį pavaikščiosiu ir su jumis pabendrausiu. Taigi, ir tą pačią progą galėsiu atsakyti ir į jūsų klausimus, kuriuos jūs man pradedat uždavinėti. Taip. Artūras Pošiūnas, taip, apie pasiūtlygį atsakėm. Gytis Buitkus, o kokia nuomonė apie Danielių? Ten dabar jie bandys atrodyti, taip, Dieve mano, visi trys kurti naują partiją. Ten dabar jie bandys atrodyti. Žodžiu taip, Danielių susirado Vaidas Žemaitis Lekstutis, o gal Danielius jį susirado, nes norėjo išsisakyti savo, kodėl žmonės eina ten kalbėti kokias televizijas, kodėl jie daro kokias nors tenai YouTube transliacijas, Facebooko transliacijas kaip aš, kai jiems norisi kažką išsakyti, kažką parodyti. Tai Danielius irgi toksai, kuris norėjo išsisakyti, išsipasakoti, ir Vaidui Žemaičiui Lekstučiui pasirodė, kad pasiklausyti Danieliaus ir pasikalbėti su jo ir tą parduoti turinį savo žiūrovams turėtų būti jo žiūrovams, Vaido žiūrovams, turėtų būti įdomu. Ir jisai to užsiėmė. Ir taip tas Danielius šitas kaip čia, pokalbiai su Danieliumi Lekstučio kanale ir atsirado.
Na, o paskui mesgi brandiname tokią taurę idėją apjungti oponuojančius šitai pseudo-antisisteminiai žiniasklaidai tikruosius liaudės žurnalistus, už kurių niekas nestovi, kurie patys už save sprendžia, patys priima temas ir kurie mato, kad reikia mūsų visuomenėje, mūsų valstybėje pasikeitimo apjungti į vieną tokį informacinį kumštį pavadinimu liaudės žurnalistika, kad būtų, kad kiekvienas mes veiktumėm, kaip ir veikiam savo kanaluose, bet kad sustiprinti bendrą tokį frontą informacijos. Ir čia besijungiant, taip mums nedaugeliu, mums keliems, pagal pirminį įsivaizdavimą, tai turėjo būti Lekstutis, Kelertas, Jonaitis, Voiška, aš, Danielius Šerbakovas, Andrius Martinkus. Paskui dar kas nors, kas irgi taip jaučiasi politiškai, visuomeniškai suinteresuotas. Bet šitą besijungiant pasirodė, kad Vaidukui neišeis tenai vienam pasiimti viso bakšyšo, ar ne panaudoti šitos liaudės žurnalistikos vien tik tai, pirmiausia, savęs nuostabiojo piarinimui ir panaudoti savęs monetizavimui. Ir jisai tada pradėjo daryti tokius vikrutasus, po kurių galiausiai pusę metų, ne pusę, nuo vasaros pabaigos, jisai taip iki kalėdų išsidirbinėjo ir paskui jau atvirai apvėmė ir ištašė, kad neliktų net šansų. Ir ačiū Dievui, nes būtumėm kažką realiai labiau įsivažiavę, realiai tenai kokių įsipareigojimų vienas prieš kitą prisijėmė ir prasidėtų tada jo šitas dirigavimas ir jo lodymasis, tai siaubas būtų. Tai dabar liko Lekstutis su Kelertu, ir Danielium Šerbakovu vienoje apkaboj. Tai jūs patys ir matote juos. Tenai ypatingai man patiko jų tas išsivėmimas 2 valandų su trupučiu. Tenai jau kur pirmą kartą Lekstutis leido mano atžvilgiu panaudoti nenormatyvinę leksiką, iki tol jisai susivaldydavo, bet užtat manęs nebeišvadino VSD agentų. Keista kodėl. Jam turbūt VSD uždraudė šitą žeminti Lietuvos saugumo vardą, šliejant prie saugumo tokius veikėjus kaip aš, ar ne, nes, ir Kelertas manęs psichopatų neišvadino. Maža to, tiek klaunai tiek persėmė mano leksikonų ir tiek persėmė mano šitomis formuluotėmis, kad patys nejučiamis jas naudoja bandydami pakelti savo obliko moralę. Tuo tarpu jau apie jų obliko moralę ten kalbėti, tai kaip apie prostitutės šitą nekaltybę. Tai nieko ten ypatingo. Dar vienas žmogus, tas Danielius Šerbakovas, kuris nori pakalbėti eterį, nori dėmesio, galbūt nori naują kokybišką moterį susirasti, nes iki tol jam vis nekokybiškos pasitaikė. Čia yra jo, man taip žvelgiant iš šono, tikriausiai jo pagrindinė tema, bet kam įdomu, tas žiūri. Turi jisai ten savo prenumeratorių kažkiek, YouTube'as jo neblokuoja ir neblokuos, nes apie antrojo galo, tenai apatinės čakros reikalus, ar tenai blevizgas apie tai, koks jisai protingas, kokius protingus patarimus davinėjo tiems, kas tokie neprotingi, bet visada kažkur aukštesnėse pareigose negu jis. Tai tokias blevizgas YouTube'as labai ramiai toleruoja. Taip kad smagins tas Danielius dar savo žiūrovus. Taip, ar dar yra klausimų? Kokie tolimesni jūsų planai? Oi, atsiprašau, man šitą dar kartelį pasakysiu, kad Facebooko transliacijos galimos tik tai vertikaliam formate ir dar baisiai taip pat bjauriai komentarus permetinėje. Taip, kokie tolimesni planai, klausia Artūras Pošiūnas. Mano tolimesni planai, dabar yra vasara, tai kaip kiekvieno lietuvio planas yra užsodinti hektarą bulvių, tada šalia užsodinti hektarą braškių, tada dar užsodinti hektarą, gerai, aš čia juokauju, niekada hektaro bulvių nesodinau, nors ravėti teko, taip.
tas ilgas eilės ir braškes rinkti tose begalinėse kolūkio eilėse irgi teko. Beje, pravažiuodamas po tą vietą visada prisimenu, kadangi mus vežė iš pionierių stovyklos rinkti braškes į tarybinį ūkį palei Vilnių. Taigi, saldus skanus prisiminimai, tos iki horizonto einančios braškių lysvės, niam. Taigi, kaip ir kiekvieno doro lietuvio, vasarą gerai pasiknisti žemėje, gerai padirbėti raumenimis, pasiruošti artėjančiam karui, išsikasti bunkerį, pasistatyti tenai, susinešti atsargų, taip, susiremontuoti automobilį, prasivaryti technikinę apžiūrą, remontuotis. Arba susiremontuosiu, arba ne, arba taip pravarysiu, neremontuota, čia jau nesmė. Paskui nuvažiuoti prie šiltos jūros, bet dabar toks karštis, kad šilta jūra turbūt bus ta pati Baltija pakankamai šilta. Ir gerai pailsėjus, pasistiprinus, grįžti į šitą teismų maratoną, kuris vėl prasidės man nuo rugsėjo, nes dabar išeina visi atostogauti iš eilės ir advokatas, ir prokuroriška, ir teisėjas turbūt. Tai grįžti į teismų maratoną, taip gerai užsipumpinus, ir galbūt išnaudoti vasaros laiką, labiau sutvarkyti tą informacinę erdvę, kurioje aš veikiu, kadangi užblokavus YouTube automatiškai pasidarė žymiai sunkiau, žymiai mažiau, kaip čia iš karto nukirto tokią suformuotą jau žiūrovų auditoriją, kurie buvo įpratę YouTube žiūrėti, kurie netgi man paskui kartais parašo su apgailestavimu, kad kaip gaila, kad nėra YouTube'os kanalo, nes kiekvieną ten transliaciją žiūrėdavo, ten iš mano pasivaikščiojimų po mitingus ir taip toliau. Tai sukurti pilnavertę alternatyvą YouTube'ui. Dabar tie YouTube'e filmuoti video ir transliacijos, jie niekur nedingo, neskaitant kažkiek. Dauguma jų yra pas mane išsaugoti ir aš juos po truputį kelinėju į savo Patreoną, patreon.com LDN. Taip, ten dauguma video yra atviri, galite pasižiūrėti, kažkas yra uždaro, bet galite prisiregistruoti šituo laisvu memberių, laisvų narių, tai yra nemokamų narių ir ten gausite pranešimus apie mano naujai paskelbtus video, nes aš dabar stengiuosi išnaudoti šitą platformą, kiek jinai tą leidžia, kadangi tai vienas iš būdų tiesiog vykdyti šitą veiklą, kapotis šitose įstaigose. Taip, malonumas tai dar tas. Taigi, ir be abejo, pagal galimybės auginti kitas platformas, bet bėda, kad YouTube'as yra toks monopolistas bent jau lietuviško auditorijoje, ten joks Ramblas, joks Dailymotion, jo pakeisti negali, joks Bastionas, ne tik dėl auditorijos, bet ir dėl patogumo kūrėjų ir taip toliau. Pavyzdžiui, YouTube'o tu gali sumesti keletą video, jos patogiai vienu metu krauna, paskui tu jos gali susižymėti, kurį kada publikuoti, taip toliau tvarkytis. Ramble tu gali tik tai po vieną video, vieną įkėliai, paleidai keltis, jeigu esi didesnis, lauki, kol jį tenai užkraus, tik tai tada gali kitą kelti. Žodžiu, ir kitos problemos. Galbūt tokia artimiausia alternatyva tam pakeisti YouTube'ą pilnavertiškai būtų Facebook'as. Tai čia, kur jūs žiūrite, nes čia galima įsijungti gyvas transliacijas, staigiai iš karto yra kažkoks ratas žiūrovų, ne kažkoks labai normalus, 3000 su viršumu šitų sekėjų, tai ta informacija, jeigu jinai yra įdomi, plus labai neblogai išsiskleidžia. Taip. Gerai, Edikas Jegelavičius rašo: Laurinai, labas, gal bendrą įrašą trysia padarom, tu, aš ir Romanas Samulis, ką manai? Oi, Edikai,
Dalykas rimtas, tik tai situacija, matai, aš vis dar laikausi Lietuvoje įsikabinės gimtosios žemės, ar ne, dantimis, kai tas mužikas arklą įkišęs į dirvą ir neištraukia niekaip, neišlenda. O jūs, Samulis Romanas iš Latvijos turėjo pabėgti, tau teko iš Lietuvos pabėgti, tai jūs dabar žymiai saugesniai pozicijai. Tai kaip čia pasakius, aš prižadėti nieko nenoriu, prižadėti nieko negaliu, nes čia pas mus tai realiai yra tokia užslėpta beprotybė. Ten tie kovotojai už šitos chuntos interesus, jie dabar kaip išprotėję, elgiasi, neršia ten ir taip toliau. Tai vat, bet reikia. Gerai, Edikai, kadangi jau tu tiesiai į mane kreipiesi, čia gyvoji transliacija, dar žmonių, sielas 21 žiūri, tai sakykime taip, padarome bendrą įrašą su Romanu, ten tegu šviečiasi, visų pirmiausia, tas žiūrovas, suprantantis rusų kalbą, apie tai, kas čia pas mus dedasi Lietuvoje ir iš kokios situacijos jūs bėgote ir aišku, visais kitais įdomiais klausimais. Žodžiu, susirašysim tada, susitarsim. Gytis Buitkus. O kokia nuomonė apie Puidoką? Atrodo protingai kartais pakalba, bet bailys. Nelabai panašiai, kitais žodžiais sakė Marius Jonaitis apie Puidoką, sako, kad vat į akis, ar ne, kai kalba, kai jisai ten dėstytojo atrodo dirbo, tai Puidokas varo, sako, dar nemažiau žiauriai negu aš. Ir ne apie sistemą, apie valdžią ir taip toliau. Bet, sako, viešumoje, kai jisai ten kaip politikas atstovauja, jau tada jisai toksai toks minkštutis, jau toks gerutis, jau neįkas niekam. Ir tai mano nuomonė yra didžioji bėda, nes politikas jisai gali ten, kaip čia, laviruoti, gali prisitaikyti, jisai gali derinti interesus ar ne tam, kad veikti vardan ten tolimesnio tikslo, ten bendrauti ir su tais, kas nelabai priimtini jam kaip žmogui būtų. Grubiai tariant, kiekvienoje situacijoje politikas gali spausti ten tą maksimalų rezultatą ir vardan rezultato ten daugiau kalbėti, mažiau kalbėti, bet jisai negali taip kardinaliai pasikeisti, išsijungti, ne? Jisai gali, sakykime taip, grubiai tariant, aš anksčiau darydamas transliacijas vartodavau daug normatyvinės leksikos ir man tai buvo, kaip čia pasakęs, tokia norma. Bet, kadangi žiūrintiems mane žmonėms, tas buvo nemalonu, atstumdavo dalį auditorijos, dalis žmonių grinai sakydavo, žmogus kalba teisingus dalykus, bet per šitą visą jo išraišką neįmanoma jo klausytis, neįmanoma tenai, kaip čia, jo palaikyti. Teko taip diplomatiškai, sakykime, nuimti nuo savęs tą formą tokią nepadorumo, ar ne, tokia nepriimtina, tokia, tokį kažkokią šiukšlinę formą, pavadinkime netgi, ir normalizuoti savo elgesį tam, kad mano mintis ir bendravimas su manim būtų priimtinas didesniam ratui žmonių. Ir tas efektą duoda. Tai politikas irgi gali jisai keisti tenai kažkiek formą, bet jisai negali keisti esmės, slėpti savo esmės. Ir jeigu jisai keičia savo esmę, jeigu jisai slepia savo esmę, tada jau yra nebe politikas, o lavirūnas. Mes čia su broliu tokį terminą Gražuliui išradome. Lavirūnas. Tai Puidokas irgi toksai, netoks ryškus lavirūnas kaip Gražulis, bet irgi toksai lavirūniukas bando išlaviruoti. O to visai nereikia daryti. Jeigu tu atstovauji daugumos žmonių nuomonį, daugumos žmonių interesui, tai reikia tą nuomonę ir atstovauti. Nesvarbu, kad dėl to, sakykime, tam politiniam tvarte, tam
zagašnikė, lietuviško žodžio net nerandu, tam srutinė politiniam, nuo tavęs pradės ten kažkas atsiribos, sakys, čia su Puidoku negalima, jisai ten toks negeras, bet už nugaros esantis žmonių palaikymas, tai supratimas, kad tenai šitas žmogus atstovauja nuomonę tenai daugiau negu pusės Lietuvos gyventojų, jisai labai smarkiai po truputį keistų šitą pačių politikų elgesį ir tie, kurie ir dabar yra normalų žmonės, bet prisibijo, yra dėl savo baimės, yra tada priminėja tokius odiozinius ar ne absurdiškus sprendimus, ten rezoliucijas visokias debiliškas priminėja. Tada tie žmonės nebijos rodyti savo pozicijos, nebijos išstoti kaip čia vieningų frontų prieš tą beprotybę, kur mes einame. Bet tam reikia, kad priekyje stovėtų kažkas su pautais, ar ne, ir nebijotų, kad jam ten tuos pautus nukas visokios LGBT-šinės šitos šliondros. Tai va, tokia mano nuomonė apie Puidoką. Taip, žiūrim. Artūras Pušiūnas, gal padarysite bendrą laidą su Voiška? Taip, su Kristoferiu mes buvome numatę daryti kas savaitę bendras laidas, šitas kryžminė apžvalga, tam, kad taip, lengva forma aptarti svarbius vykstančius tuo momentu klausimus. Bet dabar Kristoferis turi savo asmeninių darbų, pasibaigti savo studijom, diplominį rašo, todėl jisai negali tiek laiko skirti šitai visuomeninį veiklai, bet vasaros pradžioje jisai turėtų pabaigti ir tada jau vėl grįž į informacinį frontą. Nes liaudės žurnalistikos grupės esmė ir buvo, kad mes galėtumėm bendrai veikdami vienas kitą, taip sakant, pastumti į tą viešumą, dalintis auditoriją, pristatyti vienas platesniam ratui žiūrovų būti įdomus. Tai va, visas šitas palengva eina. Jeigu ne prieš prieš Kalėdas įvykęs račius, ar ne, tai gal būtų buvę kitaip. O jeigu ten Leksutis iš karto būtų atšokęs dar vietoj to, kad ten vaidintų, kad labai jau jam čia reikalinga ta liaudės žurnalistika, tai tada mes būtumėm be jo organizavę, darę ir tas vėlgi kitai būtų įsivažiavę, judėję ir taip toliau. Nes Kristoferis labai protingas žmogus, jisai turi daug irgi jo rate yra daug pažįstamų, kurie yra įdomus, kurie turi ką pasakyti, kurie gali organizuoti ir taip toliau. Ir jisai atstovauja jau praktiškai truputį jaunesniai kartai negu aš gaunasi. Aš jau toksai jau vyrėlesnis darausi. Taip, kad su Kristoferiu Voiška laidų tikrai bus. Taip, vėl žiūrime. Aha. Na ką, daugiau nematau, kad būtų šitų komentarų kol kas. Eikime pasižiūrėti, kas dedasi aikštelėje, nes matau, čia policijos mašina pravažiavo ekipažas. Gal čia dabar pusė, dar nėra, bet 22 po, gal bus šiandien kažkokio veiksmo. O, žmonių laukiančių posėdžio pradžios. Taip. Nu va. Aha, ir advokatų matau. Taip. Sveiki gyvi. Kaip nuotaikos? Geras? Kelintas posėdis jau? Labą. Kelintas posėdis dabar?
Žinau, praeitais metais 18, gal 20. Aha. Nu taip, 7 mėnuo. Šeštas mėnuo. Nu taip, po savaitę po 6-8. Per savaitę 6, ne, per mėnesį 6-8. Per mėnesį. Nu, tai daug, man per mėnesį 3 posėdžius sudeda, 3 arba 2. Tai. Mus va 6-8. O vasarą nedarys pertraukos? Darys. Liepos nuo Liepos 10 iki rugsėjo. Antrą mėnesį. Ai, šitaip, ar ne? Bet tai smarkiai 6-8 posėdžiai ir visą dieną, ar ne? Nuo ryto iki vakaro. Pusė 9 iki 5. Žiauru, žiauru. Nu ir kaip dabar atrodo, nes aš pirmosios pasiklausiau, tai man ten... Dar blogiau, ar ne? O žiūrėkite, jie pradėjo kviesti šitos liudytojus, kurie, na, kaip čia pasakė, žmonių pusę pasakoti. Ai, buvo keli, kurie atėjo patys paliudyti, davė parodymą. O ta prasme, kaip atėjo patys, nes aš principė... Po tų rugpjūčio 10 įvykių, jie patys atėjo policiją duoti parodymą. Tai ir buvo iškviesti, jau buvo. Bet jie ėjo patys, nekviečiami į policiją? Kai kurie taip patys. Nes mane kvietė duoti parodymus, aš daviau parodymus ir... Vat kodėl aš nebyloju? Apie tave šneka teisme. Va, apie mane šneka, o manęs nėra. Pasakysiu kodėl. Todėl, kad kai vyko ten tas mitingas, manęs dar šitą nebuvau toksai filmuotojas ryškus. Tai mane praskypino. Paskui sekančią mitingę jau susėmė. O šitam ne, bet aš šiandien iki teisiniam daviau parodymus, kaip liudytojas. Bet pranešimo, kad mane kviestų liudyti, aš negavau. Tai ant tavęs duoda parodymą policija pareigūnai, o... Nu tai vargšai jie, nuskriaustieji, nu ką aš galiu pasakyti. Taip, taigi Delfis laidą padarė, kad štai, žiūrėkite, organizatorius su žalia kuprinė lakstė, visus tenai koordinavo, viską rodė, ataskaitą davė. Na, tai nežinau, gal dar pakvies. Ja. Taip. Nu, žmonės renkasi, bet... Nu va, pasirodo apie mane kalba, apie mane parodymus duoda. O aš net ir norėdamas nelabai galėčiau eiti, nes paskui aš negalėsiu kaip liudytojas duoti parodymų, jeigu aš dabar posėdėje sudalyvaučiau, sėdėčiau ir tada jau viso. Nes liudytojas turi būti, taip sakant, nieko nežinoti apie posėdį ir tada. Tai va, jeigu mane iškviestų, aš... Šiaip tai mane turėtų kviesti, kadangi aš beveik nuo pat pradžios visą dieną dariau transliacijas, turiu prifilmavęs, išsaugotos visos ant tos mano įrašai ir jeigu kvies, tai tada eisiu, jeigu kvies, tai žinoma eisiu. Pirmyn Rusija, Piotras jie klausė, jūsų nuomonė apie komendatūras. Oi, mano nuomonė apie komendatūras yra... Čia triukšmas truputėlį. Mano nuomonė apie komendatūras yra labai puikiai. Komendatūros tai yra, kai kažkas okupuoja, užima teritoriją ir tenai reikia karinė jėga prižiūrėti tvarką, nes visos civilinės institucijos, ar ne visos, bet civilinės institucijos yra nepatikimos, jos gali būti priešo, žodžiu, jos nesavos yra ir todėl valdžia perima į savo rankas būtent kariškiai. Ir tam jie steigia komendatūrų tinklą su komendantu, kuris pakeičia šitą vietos valdžią. Ten jokių rinkimų, jokių pasisakymų. Taip, o štai mes matome, todėl komendatūros yra nuostabu, Lietuvai jos būtinos, nes mes esame okupuoti. Taip, sveiki, Oksana. Sveikas, Laurinai, ar tik tai ne mano prašymu atvykai? Ne, aš į posėdį, manęs niekas šiandien nekviečia. Manęs niekas nekviečia. Aš kviečiau, mums reikia žiniasklaidos, mums reikia, kad daugiau žmonių žinotų, kas čia darosi nesąmonės kokios. Nu tai va, tai aš dėl to, žinai, jau man posėdis pasibaigė, žiūriu. Jau jeigu seimūnai sako, liudija, kad čia neteisingai viskas, kad ne šitie turi sėdėti ir taip toliau. Taip. Ir buvo šiandien pasakyta,
Buvo šiandien pasakyta, kad policija neišleido Seimūno pareigų, apsauga neišleido. Apsauga neišleido? Apsauga neišleido. O, tam geras. Kepeniui reikėjo įrodinėti, kad jam reikia kažkur važiuoti, kad jisai nenori čia sėdėti. Aha. Tie, kurie norėjo išeiti, Taip, tie išėjo. Jie ir išėjo Taip, laisvai. taip. Pati Taigi aš pats apsauga buvau, jūs mačiau. prigazdino, o tie, kurie bijojo, tie ir pasiliko. Ir tas nelaimingas Kęstutis Masiulis pasakė, kad jisai buvo įkalintas. Aha. Įkalintas Seime jo kabinete. Ir va ta, kaip tai vadinasi, kartuvės buvo būtent jam pastatyti. A, ja? Tai jisai, tai labai gerai, tai žmogus žino, kad jisai yra nusikaltęs prieš lietuvių tautą ir nusikaltęs tiek, kad jam mirties bausmė gresia. Žinojo net, kokiais riebalais patepta tą kilpą. Ai, jo. Kažkokio gyvūnėlio tenai. Gyvūnėlio. Nu, smagu, nu. Smagu, pas mus čia ir linksma, ir tragikomija. Ne, tai matai, aš tai mielai pasėdėčiau ir pasiklausyčiau, bet yra bėda ta, kad aš vis tikiuosi, kad mane iškvies kaip liudininką. Tai jeigu aš sėdėsiu teismo posėdyje, aš negalėsiu liudyti. Taip. Bet žinau, ko, dabar einam parodysiu. Parodyk. Tave visą laiką painioja su Norvydu. Painioja? Visą laiką painioja su Antanu. Ne, jisai daug tvarkingesnė. Aš tai va apžėlęs šitą. Panašus buvote, panašus. Nu, jeigu apsikepu. Ne, tai. Nebekliudysi. Norėjai pakalbėti? Nes dabar kiek čia iki posėdžio, nes aš irgi 1 valandą turiu būti kitoje vietoje, tai, nu, sakau, tik tai jau tiek, jau pavėluosiu, bet bent pasišnekėsiu. Ir tai va, Nu va, ir tas Kepenis pasakė ką, kad reiškia neišleido žmonių iš Seimo rūmų ir Skvernelis pasakė jam, Kepeniui, kad tai jos bus dujės. Žinojo. Šaunuolis. Taip. Skvernelis visada žino, ką reikia. Taip. Tai ir kai, ir mūsų šitie, suprantam, advokatai, ypač tie, kurie tada buvo turbūt advokatais profsąjungų mitingo, 2009 metų, sako tas pats scenarius. Aha. Taip pat, ar ne? Nu, tas policijos veiksmų scenarius tas pats. Taip. Ar teismų scenarius, kaip jie teisia? Ir riaušių vadinamų scenarijus, ir paskui tas procesas teisminis. Tas pats. Buvo nuteisti 15 žmonių tada. Taip. Ten tąsiai ilgai po teismus, kiek 10 metų, man atrodo, netgi daugiau. Tai jūs dar ilgiau, nes šitą pagal žmonių kiekį ir medžiagą, ką jie turi peržiūrėti, o dar kasaciniai skundai, taip toliau. Čia gali būti kad ir užsakovai gali pasenti, ir kaltinamieji. Taip. Čia daug kas dar gali pasikeisti. Labai. Gerai. Nu, tvarkoj. Oksana, žiūrėk, jeigu tu turi advokatą, taip? Turiu. Tu su kitais bendrauji. Tai pasakyk, kad Laurynas Ragelskis nori liudyti, kad iškviestų mane liudytų. Tada aš po to galėsiu ramiai vaikščioti į teismo posėdžius. Mes galim parašyti prašymą. Taip. Galiu ir aš parašyti prašymą, kad tu būtum apklausas. Taip. O tu prieš tai buvai liudytojas? Aš liudijau. Aš daviau parodymus vieno žmogaus prašymų gynybai. Ten, kuris buvo apkaltintas ir jisai prašė, kad aš liudyčiau. Tai aš jau liudimus pačioje byloje, iki teisminiam tyrimė jau mano liudimai yra. Iki teisminiam tyrimė galima buvo kviesti liudytojus. Mano advokatė man nieko nepasakė. O, matai? Nes tasai konkrečiai pasakė, kad, matydamas mano transliaciją, vakare atvažiavo ir, žodžiu, prašė, kad aš paliudyčiau, ką jisai darė atvažiavęs. Nes, jisai elementariai taip atvažiavo, su savo muzikos kolonėlė, leido muziką. Man advokatė nepasiūlė, kad aš pakviečiau savo liudininkų. Nepasiūlė. Aš vos jos atsikračiau, nes dar iki teisminių tyrimų metu aš galvoju, protingi žmonės išsiaiškinsiu, ką aš padariau, ko aš nepadariau. Niekas, aš jai skambinu, sakau, tai kada mes susitiksime, pakalbėsime, aptarsime, o kam čia susitikinėt, sako. Jūs būsite teista, nuteista, todėl, kad mažai uždirbate. Jums bus paskirta bauda ir todėl, kad mažai uždirbate, iš jūsų išskaičiuos
Nu, išieškos, taip, antstoliai, viskas labai ramiai. Jo, jinai jau viską žinojo. Nusiteikit, ar ne? Taip. Apie liudininkus jinai man nieko nesakė, sakė, kad laiduotoja. Kada aš Andriui Černiackienei pasakiau, kad galima laiduotoją paimti, kas už tave mokės 5 000. Tai reiškia laidavimas už pinigus 5 000 tarifas. Nu, nieko savo. Nu va, taip ir gyvenam. O šitas advokatas, jeigu nori žinoti, jisai nesupranta, kodėl aš ant jo pykstu. Kodėl aš ant jo pykstu? Aš šiaip netai pasikračiau tos advokatės, prisistatė kitas. Net nesakysiu pavardės. Jam ir taip turi būti gėda. Pasodino mane, kur važiuoja, kur į darbą? Nu, sako, tenai. Gerai, sako, pavešiu. Vežė ir rodo, va čia mano kontoros durys. O kiek tu uždirbi, kitą kartą mane paklausė. Nu, sakau, 800 į rankas. Ai, mažai. Mažai. Ai, parodė, kur ateiti, pasišnekėti. Jo. Ir dabar jisai klausė, kodėl aš pykstu. Nu, taip, kad geriau būtų. Gerai, iki. Aha, iki. Taip. Gaila, Andrius pabėgo, davai pagausim Andrių. O, gerai. Taip. Dėkui.